Už sveiką protą. Už sveiką protą. Už sveiką širdį. Už sveiką širdį. Ir už nesveikai gerus laikus. Vytautas. 100 metų, 1000 tostų. Man atėjo nušvitimas. Dabar ta muzika ir Marija turėtų atsirasti. Ne, man tai dzin, nesvarbu, ką pasakys. Nu, svarbu. Man mažiau kirpėjai reiks mokėti. Smeik tau rodo. Nesikėti. Galėjom kažkur esti, kai normaliai susitikti, ne? Tai ne. Blogas estikas. Išgerk vyro. Iš ryto. Ką, sveiki, mėly Delfi TV žiūrovai. Šiandien mūsų laidoje Kevinas Rimpo. Kevinai, pristatyk save. Iš karto, tai bam. Žinai, mes dažniausiai pristatom būna svečią ir po to pagalvojam, gal mes savo kažkokius stereotipus uždedam, gal tu jau visai kažkas kito. Bet žinai, nu visų pirma, labą dieną, sveiki. Tai labai sunku visą laiką kalbėti apie save, ne? Čia gaunasi toks, kad tai aš turėčiau dabar girtis. Gali. Aš esu. Tas. Aš esu kirpėjas. Tai va. Prisistačiau. Tiesiog, stupid simple žodžiu. Stupid simple, jo. Šiaip jo, aš esu kirpėjas. O toliau jau visą kitą. Kevinai, labai tikiuosi, kad tavęs kažkaip neužgausiu tą pasakydamas, bet pasitengsiu išdrįsti. Žinau, kad turi gerą humorą. Ar nesvarstė, sako, klausimą klausti? Ar ne? Man drąsiai viską klausti, aš sakiau, jeigu kažkas man nepatiks, aš drąsiai atsakysiu, labai kad gerai. Aš neatsakysiu šitą klausimą. Ir tiek, ar nesilgi senojo gerojo Valeros? Ne, absoliučiai ne. Nes ten nebuvo aš. Žinai, mums prikabina tam tikrus dalykus vaikystėje, kur mes galbūt to neprašėm, mes nenorėjom to. Kažkokią religiją, vardus, kažkokius ten norus būti kažkuo, ne, tu būsi ten gydytojas, tu būsi ten. Etiketės iš karto. Jo, ir man prikabino tai, kas nebuvo aš ir viskas. Ir tą žinojau nuo vaikystės. Biškį įvesim į kontekstą, Delfi TV žiūrovai, tiesiog trumpai papasakosim, žmogus drąsiai ėmė ir pasikeitė vardą. Ir pavardę dabar. Ir pavardę, prie pavardės tuoj prieisim, tai tikrai kiekvienas, kuris jaučiasi ne kaip savo vardu, tai galit susiekti su Kevinu Rimpo. Martynai, papasako, ką žmonės veikia šitam tavo įkurtam pykčio kambaryje. Tai kaip pats ir kambarys sufleruoja, tai išlieja pyktį, atsineša savo daiktus, atsineša kokius nebemėgiamus daiktus. Ir mes duodam savo daiktus, duodam įrankius ir jie čia viską daužo. Bet už sienos turim atsidarę kirvių mėtymo pramogą, kur ganėtinai nauja, Lietuvoje esam vieninteliai, tai Amerikoje tai yra sportas ir jie labai yra tai stipriai išvystę. Europai po biškį kai kur pradedam vystyti, o Lietuvoje mes vieninteliai. Tai labai tikiuosi, kad įvesim šitą sportą ir į Lietuvą ganėtinai stipriai. Party Animal laikai, papasako, kaip atsitiko, kodėl pas tave salone ir kodėl nebesitėsi, nes vakarėliai buvo labai audringi. Nekart važiavo policija, kodėl? Papasako, farus rodė. Buvo. Iš esmės, UFAS buvo toks, kirpyklos pavadinimas UF. Buvo ir jisai buvo toks apie tą, apie tūsus, apie, nežinau, gerą emociją. Demokratiją, laisvę. Jo, viskas. Ir dar paminėjai, kirpykla kavinė buvo, taip? Jo, buvo. Aš labai puikiai prisimenu tą momentą, kada sėdėjom, nes su manim dar buvo mano partneris verslo, mano geriausias draugas Andrius. Ir mes sėdėm prie UFO kirpyklos, mano UFO direktorė, mes su Andrium ir tokie, tai ką darom? Ir Rasa, mano direktorė, tai uždarinėkit, ką jūs darot? Tiesiog, o jinai, ta, kur skaičiuoja. Ding, ding, ding. Tiesiog. Tiesiog be romantikos uždaro. Absoliučiai, o manyje vis tiek tas toks, tai bet aš čia padariau, o tai ką pagalvo žmonės, tai ką aš čia pasiduodu, ką aš čia... Bet, tu tiesiog supranti, kad, ne. Ir tai yra, Manau, geras sprendimas. O kirpykla irgi baigėsi, kodėl?
Kirpykla baigėsi 18 metų atvaryta ir baigėsi dėl to, kad nedžiugino. Aš ateidavau į saloną ir jisai manęs nedžiugino. Ir klausimas buvo, kas mane nedžiugina. Ar dėl to, kad aš pavargau, ar dėl to, kad man atsibodo. Ir tada per meditacijas man atėjo nušvitimas. Ir ta muzika ir Marija turėtų atsirasti. Tokia aureolė. Bet grįžtant apie žmonių kitų nuomonę, pavyzdžiui, kiek tau lyginant anksčiau, bet, pavyzdžiui, buvo svarbu, ką žmonės pagalvos, o aš šią kavinę uždarau, o kaip dabar yra? Dabar mažiau apie tai galvoja, tai? O kodėl? Ar tai branda, ar tiesiog tai požiūrio pakeitimas? Manau, kad taip. Požiūrių pakeitimas yra branda. Tai čia tas pats. Sakyt dabar 100%, kad man ką apie mane galvoja ir taip toliau. Ne, nes aš kitaip, nežinau, vaikščiočiau gal pusnogis, užsimetęs kažką, tai taip, man svarbu, fainai atrodyt, man svarbu prižiūrėti save, man fainai, kada man pasako komplimentus. Visa tai yra svarbu, dėl ko aš tai darau, dėl savęs. Tikrai dėl savęs, bet kažkoks procentas ir tam, kad patikt kitiems žmonėms. Čia meluoti ir kad, oi ne, man tai nesvarbu, ką pasakys. Svarbu, kiekvienam yra svarbu. Ir čia baikit apsimetinėti ir kuo anksčiau jūs patys savo tai pripažinsit, tuo gyvenimas bus lengvesnis, paprastesnis. Atsiprašau už keiksmažodžius. Ne, čia labai svarbi tema mūsų žiūrovam, kurie irgi galbūt kažko bijo, tai drąsos, ryžto. Žinai, man su drąsa tas labai asocijuojasi tavo sprendimai siekti rekordų gyvenime. Turbūt kaip ir visame kame, jeigu imi tai maksimumą, ne? Tai rekordai tokie, jeigu kalbėt apie mano tos rekordus, Lietuvos rekordus, jie atėjo taip labai natūraliai, nes aš dar prieš tai išvažinėdavau į užsienį ir aš labai dažnai pasiimdavau su savim įrankius ir tada noras buvo kur nors nukirpti įdomioj vietoj. Tai ten galbūt vienas toks pirmiausias gal buvo toks, kai mes važiavam, yra Les du Alpes toks kurortas slidinėjimo ir jisai veikia vasarą. Ir mes važinėdavom vasarą tenais snowboardint. Ir ten aš sugalvojau, davai nukirpsiu ant kalno. Čia gal čiuožiant, ar ne? Labai norėčiau čiuožiant, bet techniškai praktiškai neįmanoma. Jo, tai tada gavosi, kad aš tiesiog surinkau ten chebrytę ir ten ant to kalno, neatsimenu, kiek ten 5-6 žmonės nukirpau. Tai va, ir tada prasidėjo, davai nukirpsiu ten šitam Nazare, kur didžiausias pasaulio bangos susidūrė. Tai iš tenais toks atėjo galbūt apie tos rekordus, tada va atsirado rekordas aukščiausia. Kirpimo rekordas. Kevinau, tu galėtum dabar čia, pavyzdžiui, mane apkirpti. Taigi tu labai geras. Aš nebegaliu jį žiūrėti. Nes man paskirpėjo už savaitės, o aš jau manęs į namus nebelė. Jo, bet žiūrėk. Šitas, žiūrėk, čia. Čia daugiau, bet žiūrėk, iš šonų. Gerai, čiūp. Man mažiau kirpėjai reikia mokėti. Tu moki už plauką. Jisai žinai, kiek... Ne, aš už laiką, aš chronometrą nuimu. Bet ir surenka plaukus ir pasveria, kiek nukirpo, tiek ir moka, žinai. Nu, viskas prašau. Bet iškart geriau. O šitą siūsk tyrimam ir aš noriu tavo išvadų ten. Sėkmė laukia ir taip toliau. O mes, mėly žiūrovai, turime mūsų laidos gerbėją Zigmą iš Rietavo. Nes aš žiūriu, kad tu pastovi su telefonu, kažkas skambina. Jam pastovi vibruoja, skambina. Ir Zigmukas yra atsiuntęs mums klausimą, Kevinai. Man baisu. Bet šitas klausimas visas laidas žiūri, skambina net ne laidos metu. Zigmas iš Rietavo tvirta. Turiu šiek tiek žilų plaukų. Visus žilai gal nesidažyt. Gal kokią kitą spalvą, kuri populiari. Tai va. Čia buvo klausimas. Zigmuko mūsų. Kokie trendai dabar? Tegu dažasi baltai ir viskas. Trendai? Žinok... Žylo žmogaus įgyvenimas. Baltai tegul varo. Nežinau, aš... Jaunimo tarpe greičiausiai yra trendai. Aš neseniai buvau savo Instagram pasidalinęs to elniu, kuris ten ieškojo maistą ir tada pasikelia ir šukuosina kaip tavo.
Ir čia yra visiškai jaunimo tarpe tas trendas, žinai, kur tas kupstas ant galvos ir būtinai pas save dar paauginti reikia, žinai, kur čia ir toks būtinai garbanoti. Mada nebūtinai tai, kas tau tinka. Ir, žinai, nebūtinai reikia sekti. Bet kodėl dabar negalėtų bliudelis? Gali, belenką gali padaryti. Mokykloje visi bliudelių varinėdavo. Kiek tau metų? 13. Apie metus, žinai, Arnas man čia irgi sako, tai kiek jam iš tikrųjų metų, nesako, vienų randu ten viena gimimo data, kituose šaltiniuose kita gimimo data. Rimtai. Jo, what the fuck, pagūglink. Kevin Rimpo, 1947, 1992. Ne, rimtai, 1979, o kitoje vietoje 1980. Okay. Tai kokia tiksli? 79, jo. Tobulą. Šiaip, žinai, kalbant apie tas šukuosenas, mes turim paruošę tokį iššūkį su šukuosenom. Einam. Eime, jo, iš tikrųjų, padarom pauzę, eime, pasidarysim su šukuosenom. Einam. Baisu. Tai einam. Mėly Delfi TV laidos žiūrovai, mums labai svarbu jūsų palaikymas. Jūsų dėka mes galime kurti vis įdomesnės laidas su labiau intriguojančiu turiniu. Nepamirškite, kiekvieną sekmadienį 9:30 ryte per Delfi TV tiesiogiai rodo mūsų laidas. Mūsų laidas galite matyti ir YouTube kanale 2 šalti 1 karštas bei Spotify platformoje. Tad laikinkit, sharingkit ir subscribinkit. Nestabdyk, susisiek su mumis ir tap mūsų laidos rėmėjų. Tai ką, ruošies kirvių mėtymam, tai kad nepritrūktų jėgų, mūsų rėmėjas Vytautas tau jų dovanoja papildomai. Prašom. Dėkui tau. Išgerk, susikaupk ir einam mėtyt kirvius. Sveiki, tai nežinau, kiek yra tekę girdėti, bet turim tokią pramogą iš Amerikos atkeliavusią, ten tai ne tik pramoga, sportas, nacionalinis. Ir šiandien teks jums iššūkis su šitais kirviais pasibandyti. Tai turim įvairių, turim ir peilių, bet peiliai patys sunkiausi. Tai aš jums šiandien rekomenduočiau pasimti šitą kirvį, nes su šito didelis šansas, kad pataikysit. Parodysiu, kaip mesti. Tai reiškia didelis šansas, aš pataikysiu. Visi taip galvoja, taip galvoja. Tai viena koja prieki, kita gale ir akių lygį paleis, nes taikinys akių lygį dažniausiai. Tai tiesiog paprastai iš alkūnės. Turėtų smigti. Atšok, neatšok, nereikia bijoti. Tai nežinau, ar iš karto iššūkį mėtysit, ar nori dar prasibandyti. Davai, aš pabandysiu. Vienas. Gal netgi ir su kokiu didesniu kirviu. Užsičiaupk. Ačiū. Žiūrėk. Galu. Hats. Niekas nesakė, kurio galų reikia padaryti. Tai ką, Kevinai, turim tau staigmeną paruošę su duraseliu. Turėsi išsirinkti labiausiai aglį šukuosiną. Ir ją pataikyti. Šitas į tave panašus, tik tai be bakimbardo. Žodžiu, Kevinai, mes tai dabar paliekam ramybėj, tu pabūk, pagalvok, išsirink labiausiai aglį ir targeting. Aha. Take your time. Okay. Jeigu ką, dar ir Vytautą pasimti. Gerai, ačiū. Nu ką. Let's do this. Su šito tikrai pataikysiu. Atsitraukiam bastą. Šitok, yra baisiausia šukuosena. Aš į tokių klientų matęs panašių. Nei vieno panašaus. Nu, okei, gerai. Šitą jeigu paimti, tai dar šitą, okei. Ten, jeigu tave ten biškį pamodeliuot, tai tu būtum, ne? Draselės. Tai šitą gal pirmoj vietoj. Aš galvoju kitai laidai taip apsikirpti. Šitai Priimtų. galimai, kad, žinok, ne. Gerai, tai pabandom tą pirmą vietą. Dar mums reikia kraujo, imk didesnį įrankį. Palauk, aš turiu tų įrankių. Žinai. Kodėl nesigauna? Gal tau jinai vis dėlto giliai širdyje Truputuką patinka? arčiau prieit, aš duosiu dar pasibandyti. Nu va. Iš truputuką arčiau, truputuką. Bandom nuo šitos linijos, nuo šitos.
šį kartą biškis stipriau. Gerą urodą pareikia. Dar. Tu matai, kaip jisai. Imkir. Aš imsiu normalius įrankius. Duiška. Tai yra pirma ir antra vieta. Smeik tau urodą. Smeik tau urodą. Apkirk jį. Meksikėti pareikia. Patiko, palikim Kevino. Bet tu supranti, aš tai pataikiau. Karto. Nu, davai. Įsivaizduok, kiaulės praštas nuolaužė. Apkirk Kevino, davai 10 eurų. O už 5 nukirpsi. Davai barteriu. Jėdas draugai, davai nemokamai. Aš padarysiu tą išimtį ir... Nu va. Nu, davai, vieną kartą ir Viskas, paskutinis. Aš suprantu, kad jums neįdomu, kad tu gali padaryti. Ne, gerai. Pamatysim. Vėliau. Gerai. reikėjo. Išimtis. Beveik. Nu. Kaip gražu. O viešpatie. Kvieskit policiją. Kvieskit policiją. Užmušė kiaulės lūpas. Paprašyk, kad nupirktų naują lentą. 3 slotų. Gerai. Meksikietis. O, skambutis. Siuntinys. DHL'as. Skambutis. Nu, įleiskit kas nors. What the fuck? Nežinau. O. Kevinui rimpo nuo Zigmo išretavo. Zigmukas. Siuntinuką ką tik paėmiau. Zigmukas atsiuntė biškį dovanėlių išbandyti. Ką? Kalėdų proga, kaip sakant. O, pabiškį reikia, pabiškį, Tai nesijaudink. paklausom, nes ką tik Zigmukas Jo. atsiuntė dar vieną voice'ą. Mane Zigmas tai gazdina, žinok. Prisėdam, paklausom, ką Zigmukas. Senas žmogus sunku išgirst. Atsiprašau. Proga visą laiką. Labas, Kevinai, mes švenčių proga visą laiką valgom šitas silkutė, kalėdų proga. Aš nemėgstu. Norim, kad tu irgi paragautum. Aš nemėgstu silkės. Tai atidarom, pabandom. Pavaidinkas. Pabandyk, daryk. Gera galimybė persilaužti. Čia aš tau galiu, man Zigmas perdavė instrukcijas. Iš karto pasidedi lėkštutę. Tada prie lėkštutės servetėlį Vytautui irgi biškai. būtinai. Yra, žinok, yra Naujas dėžiai. buteliukas. Yra šakutė ir peilis, jeigu prireiktų. Tai gal ką reiškia, tai ką rankom valgyt? Atidarytuvas pasižiūrėsim, nes kaime, ta prasme, niekas nebūna, ar lėkštutės padėtas. reiškia, Pasidėt, nu. Kaip Ūkiškai. darinėt? O čia toks specialus užsakymas išrietavo Zigmukas. Palauk, Biškį čia ten yra pūdo. šitas, kur... Biški pūdo. Nežinom. Raugina pūdo biški silkutė jisai tenai. Kūčios artėja. Kūčios artėja, pasniko Galėsit metas. šeimą nustebinti. O po to, jeigu bus labai skanu, pasistiprinti Vytautu. Galvoju ir bliūdą gal atneškim iš karto. Nagi, pažiūrim, ką čia turim. Durk. Rankom šituos. Man rods, man dar covidas tęsis, nes nieko neužkosi. O, fuck. Aš žinau. Bandom kabinti. Gerai, kad nieko nevalgiau šiandien. Man žinok, net ašaroja akis.
Arnai tau okei? Arnas nieko nesuvokia. Ne, kol kas kaip ir kas rytą, principė. Antros pusės paruošti pusryčiai. Tai man kaip ir nėra kažkur. Arnas pripratęs prie kūnių. Oi, pusau. Žymo sakė, kad skonis geras, ne tos kilkas. Nagi, tai... Bandom kabinti. Kevinas Rimpo, žiūrovai. Pūdyta silkė. Pūdyta silkė iš Zigmo ūkio. Tada iškart visą. Mergelė iš Nazareto. Aš laikysiu, jeigu ką. Gerai, aš pasakysiu. Jeigu bus labai blogai. O, gerai lyšteliai. Dar 5 Kas nors centimetrų. ragavo, va, iš čia esančių žmonių, va, šitą. Kas rytą? Kas rytą? Bet prie kvapo jau pripranta. Bet gal skonis užtat kaip ir ryso kokio. Nežinau. Skonis toks pats kaip ir kvapas. O apsivėjai? Ne. Tikrai, vaniučka 2000. Bet kartais pareina tiek to. Tu gali. Kevin. Ačiū, išneškit. Prizą iš studijos. Silkė išneš. Zigmas bus supykęs. Geras. Vėsu, pas mus rajone nėra šalta, pas mus ir vėsu. Nu, biški stipriau. Dabar pat... Jeigu turi heiterių, ką jiem dabar pasakytum? Sako, manęs neįleis draugas į namus. Ir jinai sėdi, jinai pradeda verkti, bet mes esam kirpėjai, mes esam burtininkai. Ar kada nors teko atsisakyti dirbti su įžymybėmis dėl jų elgesio? Už sveiką protą. Už sveiką protą. Už sveiką širdį. Už sveiką širdį. Ir už nesveikai gerus laikus. Vytautas. 100 metų, 1000 tostų.